1960 metais JAV vyriausybė sukūrė nekilnojamo turto trustus, angliškai REIT, Real Estate Investment Trust, kas iš principo yra kaip ir investicinis fondas, tik perka ne kompanijų akcijas ir obligacijas, o visto administruoja, nuomoja ir kitais būdais uždirba pinigus iš nekilnojamo turto. Aišku, ne pati sukūrė tokią veiklos formą. Ir va ši praeito tūkstantmečio inovacija suteikia galimybę paprastam žmogui investuoti į stambų nt ir investuoti diversifikuotai, nes investuojant per reitus 100 eurų ar dolerių žmogus gali suinvestuoti, kad ir į 5 skirtingus reitus, kurių kiekvienas gali valdyti 1000 nt objektų. Ir vienas reitas gali valdyti gyvenamosios paskirties, antras medicininės paskirties, trečias pramoninės, ketvirtas komercinės ir 5 rekreacinės paskirties nt objektus. Ir tas vienas žmogus, paprastas mirtingasis, gali suinvestuoti, kad ir 100 dolerių eurų per visus 5 ir dar daugiau. Tai perkam reitų akcijas ir įgyjam dalelę teisės į fizinį nekilnojamą turtą, nes nt priklauso nt trustui, o kam priklauso nt trustas? Tiems, kam priklauso nt trusto akcijas. Tai tęsiant investavimo nt temą, jei nematėte praeito video apie reitus, rekomenduoju pažiūrėti, nuoroda bus čia kortelėje, o šiame video prasiplėsime apie reit tipus, pažiūrėsime 9 nekilnojamo turto sektorius, kuriuose operuoja reitai, pateiksiu gerai vertinamų ir daugiausiai dividendų išmokančių reitų pavyzdžius iš kiekvieno sektoriaus, susipažinsime su pagrindiniais rodikliais, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį prieš investuojant į reitus, bei parodysiu, kaip vertinu reitus aš. Ir apžvelgsime 2 pagrindinės dividendinio investavimo strategijas. Dabar, jeigu to dar nesate padaręs, pustelkite like mygtuką, klausimus klauskite komentaruose ir pradedam. Ačiū Jums. Ir prieš pradedant apie nt, manau, verta parodyti akciją, su kuria pradedant investuoti galima gauti iki 20 akcijų dovanų, ir tai akcija, kuri galioja iki šio mėnesio galo. Jeigu planuojate pradėti investuoti, galite gauti iki 20 akcijų dovanų, kiekvienos vertė gali siekti 800 dolerių. Kad dalyvauti akcijoje, reikia susikurti Freedom24 online brokerio paskyrą ir tiesiog pradėti investuoti. Brokeris yra licenzijuotas Europoje, kas reiškia investuotojų pinigai iki 10 000 eurų sumos yra drausti kompensavimo fondų, kuriam turi priklausyti visi licenzijuoti europiniai brokeriai, o pačios investicijos yra tiesiog paveldimos, jas galima perkelt ten, kur norite, ar į savo banką, ar į kitą brokerį, atsiradus poreikiai. Freedom24 taiko vienus mažiausių mokesčių Europoje už investicijų įsigymą, akcijų ir ETF pirkimas kainuoja 2,02 eurų mokestį ir minėta akcija galioja visiems susikūrusiems Freedom24 paskyras ir pradėjusiems investuoti nuo 24 metų gruodžio iki šio mėnesio galo. Akcijos kodus ir nuorodas galite rasti video aprašyme, o dabar grįžtame prie nekilnojamo turto. Taigi, kaip ir visos akcijos nėra vienodas, reit irgi nėra visi vienodi. Žiūrim pagrindinius klasifikavimo tipus, ką reikėtų žinoti ir suprasti prieš investuojant į nekilnojamo turtą šiuo būdu. Vien to, kad moka daug dividendų nekilnojamo turto trustas, to nepakanka žinoti. Tai pirma, jie yra klasifikuojami pagal turto tipą, kurį valdo. Tai gali būti nuosavybės reitai, jie uždirba pinigus iš fizinio nekilnojamo turto, ir tuomet gali būti hipotekos reitai, tai dažnu atveju trumpinami M-rate, jie vietoj fizinio nt investuoja į mortgage-backed securities, kas lietuviškai būtų hipotekos vertybiniai popieriai, supaprastintai tariant, jie perka paskolų paketus ir gauna palūkanas už jų turėjimą. Hipotekos yra pagristos fiziniu nekilnojamu turtu ir, pavyzdžiui, JAV gyvenamųjų būstų hipotekų mokėjimą garantuoja 2 ar 3 agentūros. Šitą faktą pagalvojau verta paminėti, nes dažniausiai atsiranda išsigandusi išgirtų žodį hipotekos ar paskolos kartu su žodžiu investicijos. Ir būna hibridiniai reitai, jie uždirba pinigus iš hipotekų ir iš fizinio nekilnojamo turto. Tuomet bendram žinojimui yra viešai prekiaujami reitai, viešai neprekiaujami reitai ir privatus reitai, bet mum, kaip paprastiem mirtingiesiem, aktualiausiai yra viešai prekiaujami reitai. Tai yra tie, kurių akcijų galime įsigyti, pavyzdžiui, per online brokerį. Na ir dabar turbūt toji dalis, kurios laukia daugelis arba iki kurios prasuko video daugelis ir neišgirdo mano medinių bairių. 9 nt trustų sektoriai ir daugiausiai dividendų mokantis reitai. Tai mažmeninės prekybos reitai valdo prekybos centrus, prekybos aikšteles ir kitus mažmeninės prekybos objektus. Pavyzdžiui, Getty Realty moka 6,49% dividendais, tai tiek metinių dividendų. Tuomet gyvenamųjų namų reitai, tai jie investuoja gyvenamuosius namus, pavyzdžiui, Independence Realty Trust 3,34% dividendais per metus. Tuomet sveikatos priežiūros reitai yra, tai valdo, pavyzdžiui, ligoninės, slaugos namus, medicinos
biurus ir seniorų namus. Čia, kur filmuose blogus ir senus tėvus išveža gyventi vaikai, kad galėtų parduoti jų hadas ir pasimti pinigus. Pavyzdžiui, Global Medical Rate tai 11,23% dividendų metinių. Tuomet yra biuro reitai, tai jie valdo ir administruoja biuro pastatus, tai pavyzdžiui, Postal Realty Trust 7,11% dividendais, pramonės reitai valdo sandėlius, paskirstymo centrus ir kitus pramoninius objektus, pavyzdžiui, Newlay Capital Partners 12,05% metinių dividendų, apgyvendinimo reitai jie valdo viešbučius, motelius ir kurortus, pavyzdžiui, Vici Properties arba Viki, turbūt Viki Properties 5,30% dividendų, infrastruktūros reitai tai jie apima mobiliojo ryšio bokštus ir kitus su infrastruktūra susijusius objektus, pavyzdžiui, American Tower Corporation 3,05% metinių dividendų, duomenų centrų reitai koncentruojasi jie į objektus, kurie saugo duomenius ir teikia kompiuterinius išteklius, pavyzdžiui, Digital Realty Trust 3,16–3,18% ir tuomet yra specializuoti reitai, kurie apima unikalius objektus, tokius kaip kino teatrai, reklamos stendai, miškai, fermos ir panašiai. Pavyzdžiui, Farmland Partners Incorporated 13,91% metinių dividendų ir minėti kiek anksčiau paskolų reitai. Pavyzdžiui, AGNC Investment Corporation šiai momentui moka 17,27% metinių dividendų. Visi paminėti mano dividendai yra apskaičiuoti pagal dabartinę akcijų kainą ir pagal praeitus išmokėtus dividendus. Tai kiek suinvestuojam pinigų ir kiek galim tikėtis dividendų pagal paskutinius išmokėtus dividendus. O dividendai yra mokami už vienos akcijos turėjimą, tiesiog paskime kokia suma pinigų yra išmokama vienos akcijos turėti. Jeigu turi dvi akcijas, tai galim dvigubai daugiau, taip toliau ir panašiai. Tai iki 17% iš ant nesivarginant jo priežiūrą, likvidumu ir galimybę investuoti pradedant 10 eurų, bet kažkodėl visiems dauguma nori nusipirkti butą, paleisti į nuomai ir būti landlordais kokių 30 metų, jeigu sakykim, su paskola. Dabar pagrindiniai reitų rodikliai, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį ir preliminarūs rėžiai, kokie būtų normalūs rodikliai, kokie yra, sakykime, blogi. Bet vėlgi, preliminariai, nes reitų yra skirtingų ir lyginti mokesčių reito su fiziniu ant reitų gali būti nelogiška. Kaip ir sakyti, nesąmonė, čia nusipirkai, šio reito kaina neaugo jau pastaruosius 5 metus, tai jisai blogas ir nieko vertas ir panašiai. Kai mano strategijai akcijos kainos augimas turi mažiausiai įmanomą reikšmę negu reito mokami 10-12 kartais 15% viršijantis dividendai, kurie padengia mano mėnesinės pragyvenimo poreikius. Tai skirtingiam tikslam gali būti aktualios skirtingos metrikos, bet dabar pagrindiniai rodikliai, į ką atkreipti dėmesį prieš investuojant. Tai veiklos pajamos. Tai pastoviai augančios +5% yra gerai, krentančios ar stagnuojančios blogai. Pakoreguotos veiklos pajamos tai aukštos, bet ne per didelės. Tai išmokėjimo santykis paprastai pageidautinas tarp 70–85% yra gerai. Virš 90% ir mažiau 50% blogai. Grinoji vertė arba NAV. Kai rinkos vertė yra tokia pat ar mažesnė už NAV, yra gerai, kai aukštesnė blogai. Skolos ir nuosavybės santykis. Šis rodiklis rodo, kiek reit skolinasi savo turtui finansuoti, lyginant su turima nuosavybė. Aukštas santykis gali rodyti didesnę finansinę riziką, ypač jeigu palūkanų normos kyla. Žemiau 1 yra gerai, virš 2 yra blogai. Toliau dividendų pajamingumas, tai kiek reitas moka dividendų. Vertinti gan sunku, jeigu moka virš 10%, bet neauga akcijų kaina, o mūsų strategija yra ir gauti šiek tiek pelno ir po to parduoti akcijas brangiau, tai mums dideli dividendai ir šiuo atveju yra blogai. Jeigu netoleruojame rizikos, tikėtina tokioje situacijoje irgi bus blogai, nes virš 10% mokantis dividendai dažniausiai yra M-reitai ir jų pelningumas priklauso nuo skolinimo normų ir tai irgi didina bendrą investavimo rizikingumą. Toliau, užimtumo rodikliai. Vėlgi, nebus tikslingas M-reitams, tai fiziniams reitams virš 90% yra gerai, žemiau 80% yra blogai. Nuomos sąlygos ir nuomininkų kokybė, taipogi aktualu fizinio ant reitams, tai 5 ir daugiau metų nuomos sutartis su gerą kreditingumą turinčiais nuomininkais yra gerai, ir atvirkščiai trumpalaikė sutartis su blogą reitingą turinčiais nuomininkais blogai, bet pastarėjai turbūt mokės daugiau dividendų, nes jiems daugiau nuomos reitai iš tokių blogų nuomininkų. Finansinius rodiklius reikėtų įsivertinti visada prieš investuojant, bet ar būtina tai daryti savarankiškai? Ne. Jeigu jūs to nedarote diena iš dienos ir metai iš metų, tai nereikėtų turėti iliuzijos, kad padarysite analizę geriausiai įmanomai. Ir jeigu planuojate investuoti didelės sumas pinigų, aš sakyčiau, būtų pravartu įsigyti kokio portalo narystę, kur tiek profesionalai dalinasi vertinimais ir kur quant matematinės analizės modeliai pravertina visus anksčiau minėtus
minėtus parametrus ir dar daugiau ir duoda objektyvų metrikomis grįstą vertinimą kompanijos, tai reito vertinimą ir bendrai visų kitų įmanomų kompanijų. Bent jau taip darau aš, nes aš neturiu iliuzijos, kad aš padarysiu geresnį vertinimą negu būrys profesionalų ir gyvų laikų duomenys sekantis algoritmas. Tai man yra ok sumokėti kelis $200-300 per metus už prieigą prie tokių duombazių ir vertinimų. Bet man bendrai nesunku parduoti dalykus. Pamenu, kaip iki kasininkė nustebo paklausus, ar man reikia peilio. Pokalbis vyko maždaug taip: ar reikia gero peilio? Ar tikrai geras? Taip, gerai. Tikrai? Na taip. Tai peilis išties geras, kaip, na aišku, pagal Andį. Ir pabaigai strategijos, ties kuriom reiktų apsispręsti, kurią taikysite dar prieš investuojant, kad neprisipirkti nesąmonių. Tai pirma, dividend growth strategija, tai ieškoma kompanijų, kurios moka, sakykime, iki 4% dividendų, metinių dividendų, bet juos mokamus dividendus nuosekliai didina ir pačios kompanijos akcijų kainos auga vertė. Antra strategija - didelio dividendinio pajamingumo strategija, kai mums nerūpi kapitalo prieaugis, bet mums rūpi didelės pasyvios pajamos čia ir dabar. Čia galima orientuotis į 8% metinių dividendų. Na ir yra tarpinis variantas, kaip aš sakau, neapsisprendusiems iki galo, ko jie nori, tai strategija norintiems, kad investicijos ir dividendų mokėtų daugiau nei 4%, bet kad ir akcijų vertė gerai augtų. Tai standartiškai, jeigu gerai auga vertė, tai mokės mažai dividendų ir atvirkščiai, tai ieškoti pastoviai to aukso viduriuko galima, bet mano nuomonė geriau tiesiog apsispręsti ties vienu dalyku, ką norima. Aš taikau antrą strategiją, bet nesakau, kad yra pati geriausia. Man jinai yra geresnė ir tinkamesnė, nes mano nuomonė, galvojant apie ateitį, labiau tinkamos yra ne dividendų auginimo strategijos, o bendrai kapitalo auginimo strategijos, ir taip darau, nes man čia ir dabar reikia, kad investicijos mokėtų daug dividendų, o ne taip, kad dabar suinvestuoju sumą pinigų ir už 20 metų tą sumą pinigų man mokės 10%. Tai aš geriau, jeigu žiūriu į ateitį, investuoju naudojant kapitalo auginimo strategijas ir ateityje pakeisiu investicijų turto klasę į pavyzdžiui, dividendinę strategiją, kad man investicijos arba ETF arba akcijos mokėtų daug pasyvių pajamų. Plačiau apie skirtingoms strategijoms tinkamus reitus formuojant savo dividendinį investicijų portfelį arba nekilnojamo turto portfelį gilinsimės kitame video. Tai nepamirškite spustelti subscribe mygtuko ir ant varpelio, kad būtumėte tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį. Nepamirškite pasinaudoti akciją gaunant akcijų dovanų, pakol akcija galioja. Promo kodai ir nuorodos bus video aprašyme. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kaip visat ketvirtadieniais, pirmadieniais ir kartais sekmadieniais. Pirmadieniais, ketvirtadieniais ir kartais sekmadieniais.